Ir kaip kelionė? Gerai. Gerai. Man irgi visai neblogai. Upo daug. Geras, kur tai vaizdas yra. Zarasai. Sveiki, sveikučiai. Taigi, važiuosim pasivažinėti. Taip gavos, kad vakar nupirkau dar porą dviračių papildomai. Aišku, dviračiai yra pigus. Iš vis po kem eurų kiekvienas kainavo. Tai dar 32 eurus išleidau visokiem švaistam ir lemputėm, kurios vakar sudėjau. Kaip žinia, aišku, aš turiu normalų dviratį, naują, lenkišką, nusipirkęs pernai metais rudenį. Tai jau kelis kartus su juo važiavau ir kažkaip tai irgi ir žmona susidomėjo. Sako, žinai, aš irgi norėčiau pabandyti, paminti dviratį, pažiūrėti, kas tai per daiktas, bet aišku, sako, aš nenoriu išmesti didelių pinigų, nes sako, druk man nepatiks važinėti su dviračiu. Tai kad po to nestovėtų brangus daiktas. Tai Facebook'e panaršiam ir aišku radau tokius, kaip sakant, dviratukus. Tai maniškė važiuos su šituo, šitą nusižiūrėjo patiko, o aš bandysiu praminti su šituo. Aišku, galėčiau minti su savo tuo nauju geru, bet tiesiog įdomu išbandyti abudu dviračius. Tai vat, tai maniškė minti šitą, o aš bandysiu pakamoti šitą ir pažiūrėti, kas dar čia su juo gali būti blogai. Kaip sakei? Nežinau, vaminti atsivyko, kokį bėgį kokį per sunku. Kokį bėgį, tai vat bandyk su dešinė ranka tikrinti. Į vieną į pusę ir į kitą žiūrėk. Kai žvaigždutė, tik tai kai minėtų junka, ne taip junginėk. Tai va. Nežiūri, kad kažkas atsilieka. Tai reikia ir tikrinti, matai. Jeigu matai, kad tau reikia per daug makaluoti, tada bandai bėgį aukštinti. Arba žeminti. Thanks. Nu ką, važiuojam toliau? Pabiškį. Ir, pavyzdžiui, jeigu bandysi bėgį jungti, tai visada jung bėgį, pavyzdžiui, jeigu prieš kalną, tai tada, kada jau turi biškį laisvos eigos, nu, kaip sakant, nėra, kad pedalus iš jėgos vos mini ir, žinai, bėgį bandai jungti, tada irgi šitiem visiem perjungėjam negerai. Turi, kaip sakant, biškį užgazuoti ir tada perjunginėti. Tuoj aplenksi mane. Na, kaip tu? Ne, tai važiuosim persivarysim. Tai. Tai pravažiuosim. Taigi iš lėto sustabdžius pastadinėsiu, viskas, nelėksim greit. Tai va. Nu ką, galim po biškį. Aš važiuojam. Man tai kažkas tikrai ten biškį treška priekiniam rate. Turbūt laisvumas yra guoli pačiam šitam rato. Aš iš pradžių galvojau, kad šitą bus, kad čia spornas koks, tai žinai, treška. Bet dabar pažiūrėjau, kad nesparnas. Priekin užleidžiu. O, kad būtų stabdys. Jo.
Šiandien žmonių žiūriu baikia visai. Taip. Juda po truputį. Aha. Išbandysime. Kol kas viskas baigia išskyrus priekinį ratą. Na. Baika? Didesnė negu tu. Ai. Na. O, antytės. Nuvarė. Vėlis toks yra biški. Nu jo, bet kažkaip. Bet jau apdienoja jau baika jau biški. Taip. Geras, mašinų nėra čia. Ramu. Paspirtukininkas. A? Bėgim šalia. Kaip čia važiuos. Ne, tai va kaip važiavo. Šitas vietas. Visingi. Taip, bėgi. Persijungiau ant priekinės žvaigždės kitą. Čia dabar varysim. A ten galim ten nuvaryti iki galo. A tada atvažiuosim per čia galėsim va. Arba galėsim ten nuo kalno nusileisti tiesiog. Ja. Tuo persijungiu didesnės žvaigždės, kad greitai. Įspūdingai atrodo takas, kalniukai tokie. Opa! Ką tokia? Ai. Ir kaip kelionė? Gerai. Man irgi visai neblogai. Upa, daug. Geras, kur tai vaizdas yra. Zarasai. Dviračiai poilsį dar. Dviračiai pavargo, ne mes. Mes tai dar mintumėm ir mintumėm. Važiuosim iki sienos didžiausios ir tada nuo kalno link Auksinio nusileisim. Tada... Ja, man pirmam vesnė, ne ten? Nu, davai.
Bandom suk čia. Opa. Gražus vaizdas. Didžioji scena. Pakalniai auksinis pližiukas. Leisimės apačion. Šios matinai. O, šuniukas. Nu, susker. Sagi. Irgi. Atsargiai. Na. Eik. Gerai? Susker. Nu, eik. A tai tu čia nubėgsi su... Eik. Pasimetė būnus. Nu jo, susidomėjo dviračių sporto. Sako, reikia ir man. Va tenai. Tiesiai. Nu, davai. Dabar jau aš vesiu. Nu. Visai čia gerai padaryta. Aš kažkaip neįsivaizdavau, kad čia yra. Čia važiuoju, žiūriu, pridaryta čia viską pasirodo. Pravažiuosiu čia. Parodysiu, kas čia padaryta. Va. Kaip gražu. Čikšt. Va, turim gražų vaizdą pakrantėj. Ir va, pakrantėj yra, tenai buvo. Čia, va, tokie gražios vietos pasisėdėti kompanijai. Nu va. O aš to nežinojau, nes su dviračiu nevažinėdavau kažkaip seniau. Ir šiemet vieną kartą išvažiuoju, žiūriu, kad čia pasirodo visko yra įdomaus. Apiškom kažkaip į salos galą ir neįdom. Ką, dviratis kol kas laiko. Bandom važiuoti. Rieda. Šiek tiek gal norėtųsi biškį didesnė, man jisai šiek tiek gal čiut per mažas. Kokiu vienu dydžiu. O tas, kur turiu lenkišką naują, tai sakyčiau, toks vienu dydžiu per didelis toks jausmas. Norėtųsi, kad būtų biškį mažesnis. A, jo, yra į bebrų pagriūštų medžių. Na. Na, hop. Ar apsipratai prie dviračio? Jau. Taip, aš pradedu jį valdyti. Pradedi valdyti, nu tai puiku. Nu tai puiku. Nu ką, gražu? Au nesunku minti. Tai tu bėgi gal pajunginėjai kokį vis tiek. Kad kas būtų? Sportas? Ja, vaizdelis gražus.
Aš irgi pirmą kartą važiavau per čia, sakau, taip įdomiai atrodo. Ant šitą medžią pasikabinę. Takos. Jau. Nežinai, su plačiam padangom, va čia ir gerai tokiais keliais važiuoti. Gal susisiaura man gerai ten ėjęs. Baika keliukas. Suoliukų pridaryta viską. Faina, ne? Kažkaip sakau, neįsivaizdavau, kad čia yra kažkaip. Kad važiuoju, žiūriu taką, sakau, ai pabandysiu įlysti. Kai važiuoju, žiūriu, kad čia normalus takas. Žinai, žmonės, kas bėgioja, kas sėdi čia, važinai, kur. Sakau, o. Tikrai gerai padaryta. Čia gražu. Mes startuosim čia kur? Važiuojam, sakai? Nu, davai. Gražus ąžuolai. Ne, tokie seni. Va šitas medis tai įdomus, šaka tokia. Nulinkus labai įdomiai atrado. Nu, va. O, jau 4 kilus numynėm. O, užminsi? Atsistok. Opa. Nu va. Taip. Lekiame čia. Interviu, kaip jaučiatės? Gerai jaučiatės, kaip pirmi 4 kilometrai po ilgų metų dviračio neminimo. Puikiai, nu va, nu, man irgi labai puiku, irgi labai džiaugiuosi. Kol kas, man tai jau baika, kai šiemet kelis kart važiavau, ten po 15-17 gal kilų, tai jau kaip kojytas biškį apšilę. Nors irgi nebuvo iki tol labai važiuojantis, važinėjantis, iš vis nevažinėjantis. Tai... Man tai riešai labiau jaučiasi. Aha. O, tai reikia žiūrėti, gal čia vairas, gal dar kas. Gal priprasti reikia. Taip. Tai vat, nu žodžiu, eksperimentuojam, nesam specai, tai vat, turim ką turim. Galiu ir aš pirmas. Opa! Opa. Nu. Kalniukas. Uiii. Opa, Opa. Čia būtų ant greičio linksmai lėkti, bet nu, palauksim, kol Jurga atvažiuos. Ten leidžiasi va nuo kalniuko, lekia. Tai aš gal biškį pasitrauksiu nuo kelio. Ir kasgi čia atvažiuoja? Opa, nu va. Opa. Nu ir aplenkė. Tai niekas sau. Nu ir aš tai pasivysiu. Ui. Tuoj pasivysim. O, aš leksiu. Čia turim ką? Tramplinas. Opa. Nu ir dabar ką, asfaltų į viršų, ne? Gerai. Žiūrėk, man pirmą kartą tada vytis reikia. Aš va čia sustosiu. Aha, tai link namų, žiūrės, noriu sustoti čia vaizdelį nufilmuoti. Biški. Nes kai važiuoji vienaip, o kai
Išlipsim nuo tą kampą. Taip. Laikosi sala Zarasų. Kol dar sezonas neprasidėjo. Tyluma, ramuma. Taip. Oras šaltas iš tikrųjų. Iki gerų atostogų dar truputėlį trūksta. Nu ką, minam? Opa. Aha. Varysim gal per žemesnį, link pašto. Nes čia tai labai ilgas ir status, o ten link pašto geriau. Nebent pasivaryti. Ne, taip pat tau tiesiog pasistumsim, nebūtina minibus. O gal. Kas? Visos dienos. Tam pusėm. Aha. Sтой. O čia. Gražiai atrodo. Saulytė šviečia gražiai. Maniškiai ir nuvarė jau talin. O, papa. Abadė. Gal dabar, žinai, aš ne į kalną, aš palei pakrantę, dar tą pravažiuojam. A? Nu, vis tiek, ar ten į kalną kilt? Čia kavos aparatas yra. O, fotografas. O, nu ką, darom sustojimą biškutį. Selfie padarysim su fotografu Zarasų. Jis sako, nufotkins mūsų šitas čiuvelis. Nufotkinsim mus. Nu sako, davai, duok gal proškevą ant rankos man. Va. O. Liuks. Nu va. Selfiukas, tu nenori selfiukas? Ne, nenori. A tik tai kas tai pirštus jam žiūriu. Pirštukų nebeteko žmogus. Su medžio pjovimo staklėm dirbo, tai žinot, per bulgarkį. Nu. A matai, aš galvojau, kad jisai čia koks nors bronzinis jau bus rimtesnis, čia pasirodo. Pasirodo, jisai maka flekso. Jo.
O, čia kalnas status. Bet čia be netrumpiausias kalniukas, tai tokia mažė. Nu, variantas, davai teisingai šitą gatvelę galima. Tada pro Šaulių namus senus tuos. Bus daug lengviau. Nu, gerai, dėdavė. Tai aš irgi nulipsiu, irgi nesistengsiu. Saukų galerija, paviljonai. Dviračio stumomės, nes šitas kalniukas čia status labai. Ir tiesiog poilsiui prasėjimas. Nu ką, dar poilsiui biškį pasistumsim, prieš kalną nesiplėšysim. Tada na, aikštas toliau mausim. Ne? O čia biškį vaizdų. Op. Nu ir gražu, kad negražu Zarasai va. Žalia, gražu, parkelis. Ir renovuota. O. Policija mirksi kortai. Va. Gerai, nusprendėm tą pasimakaluot. Ui, koją užkabinau. Nu ir kaip jums kelionė šitą ekskursiją po Zarasus? Ar kojytės dar dirba? Aha, tai baika da juda. Dar kojas mina. Nu kol grįžim iki namų ir 7 kilometrai bus. Matau, piešia mum čia kamutas. Ar kahutas, kaip ten? Kahut, kamut. Nežinau, kaip vadinasi pažavo. Ui! Pasivažinėjom kaip pirmai pradžiai. Numinėm 7 kilus, 700 km. Užtrukom kažkur kem minučių. Vidutinis greitis 11,6 km per valandą. Aišku, buvo negreit. Bais neskubėjom, grinai savo malonumų iš lėto tiesiog važiavom. Kaip sakant, nesiekėm kažkokio greito važiavimo, o tiesiog pirmam kartui pasivažinėti. Tai labiau Jurga, kaip minėjau, tai pirmas išvažiavimas po daug metų. Dviračių neturėjom, niekad nevažinėjom labai stipriai, tai pervargti irgi nesinori. Tai vat, spaudžiam laikiuką ir iki sekančių video. Iki. Tikiuosi, jums patiko.